Labą dieną, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, mėly Facebook'o draugai, aš Vytautas Abraitis, gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras. Ir šiandien pakalbėsiu toks trumpas intarpas apie toksiškus vaistus. Pavadinimas dėmesio paracetamolis. Ar girdėjot tokį? Taip, tai vienas iš populiariausių vaistų, turbūt pasaulyje, jeigu ne pats populiariausias. Ir nedaug kas žino, kad jis turi taip pat stiprų hepatotoksiškumą, tai yra toksinį poveikį kepenis. Praeitą kartą kalbėjau apie nimesulidą arba nimesilį, jo toksiškumą kepenim, dabar pakalbėsiu apie paracetamolį. Trumpa įžanga, mano sąlytis su šito toksiškumu prasidėjo prieš gal 10 metų, atėjau elementariai į darbą, gimdymo skyrių, gimdė moteris, labai jauna, kaip prisimenu. Ir šalia jos buvo ne vyras, bet jos draugė, irgi tokia jaunuolė, ir abi labai nusiverkė. Aš sakau, merginos, kas jums yra, ar jūs kažko bijot, ar kažkas skauda. Nes aiškiai emocijos tokios, neadekvačios. Naujos gyvybės ateimui paprastai tai sukelia džiaugsmą, kai kuriem truputėlį gal psichiškai nesveikiem žmonėms sukelia kažkokius kitokius pasibjaurėjimo jausmus, bet tai čia jau ne problema yra jų. Tai akivaizdžiai žmonės kažkokios, ne tokios, kokios turi būti. Jos sako, ta moteris, kuri gimdo. Tai parodo į pilvą ir sako, jo tėvas miršta. Kaip tai sakau, miršta, tai jeigu miršta reikia gelbėti, kuris miršta. Sako, štai pačioje ligoninėje reanimacijoje. Ir pasidomėjau šito klausimu, mūsų reanimatologai pasakė taip, sako, tai jis yra toksiškas. Ir dabar prisiminiau šitą situaciją, perskaitęs apie vieną žmogų nusižudžiusį šituo būdu. Ir norėčiau jums pasakyti apie dozes, kurios yra saugios, kurios yra toksiškos. Šitas vaistas, skirtingai nuo kitų vaistų, yra geriau toleruojamas vaikų. Toksinė dozė yra daugiau kaip 150 mg kilogramui. Tai kitaip sakant, miligramas yra 1000 gramo dalis, kaip ir milimetras metro. Tai aš, pavyzdžiui, sveriu 100 kg, tai man 15 gramų jau yra toksinė dozė. Paracetamolis dažniausiai yra dozuojamas po 500 mg, yra 100, yra 2, bet dažniausiai yra 500. Tai 30 tablečių jau man būtų dozė, klausimas, ar aš išgyvenčiau. Dar pagal toksiškumą yra skirstoma iki 7,5 gramo vidutinio kūno sudėjimo žmogui. Dar gana saugu, nors kepenys jau būna užkrauti labai smarkiai. Tarp 7,5 ir 15 yra tokia tarpinė dozė, tai yra laimės dalykas. Jeigu tu jaunas, jeigu stiprus, jeigu kepenys iš prigimtinai stiprioji tavo kūno sistema, tai galbūt tu išgyvensi, bet jau poveikis kepenim gali būti visam gyvenimui. Tai kepenų nepakankamumas tai yra labai sunki būklė ir mirtis nuo jo yra labai kankinanti tokia. Yra smegenų encefalopatija pasireiškia, žmogus darosi neadekvatus. Aš esu matęs, kaip pakankamai ne mano giminė, bet tikrai gera mano draugė, pažįstama labai didelio procento Lietuvos medikų baigusių Kauno universitetą, kada jinai mirė nuo kepenų nepakankamumo, ten irgi buvo, ko gero, medikamentų klausimas daugiau negu infekcijos. Aš dabar kaip atsuku tą filmą atgal, tikrai, nei vienas žmogus nusprendęs, kad jam atsibodo gyvenčioje žemėje, nenorėtų tokiu keliu išeiti. Dėl to labai reikia pasižiūrėti, tiesiog protingai vartoti šitą medikamentą. Bando medicina gelbėti nuo kepenų nepakankamumo tokia MARS sistema. MARS tai yra pirmos didžiosios raidės tokios specialaus aparato, kaip yra koks ECMO dirbtinis plautis, tai MARS dirbtiniai kepenys. Tačiau jeigu ECMO tik tai pakeičia anglies dvideginį į deguonį, pakankamai primityvi funkcija ir paprasta, tai kepenų funkcijos yra daugybė. Kepenys sintezuoja praktiškai visus mūsų kūno baltymus, apart to, kad detoksikuoja ir ilgai, ten pavyzdžiui mėnesiais, kaip ECMO gali būti pajungtas mėnesiais, tai yra tik tai parų klausimas, kada žmogus jau tiesiog nepakels to krūvio ir numirs. Tai žodžiu, jeigu jūsų silpna dalis kūno yra kepenys, tai yra buvę kažkoks rimtas toksinis pažeidimas, yra, pavyzdžiui, jūsų giminėje Žilbero sindromas, jeigu jūs tikrai sirgot kažkokią tai geltą ar hepatitų, arba nežinia, kuo sirgot, lyg žinot, kad kažkas buvo su kepenim, bet neaišku kas, tai tikrai galite išsitirti bet kokią laboratoriją kepenų virusinius žymenis. Ir jūs žinosite, ar jūs turėjote hepatitą, ar neturėjote hepatito ir kokio ūmumo jis šiuo metu yra. Taigi, mėlieji, žiūrėkim, ką valgom, žiūrėkim, kuo gydomės ir iki pasimatymo Stintų šventėje Palangoje. Iki.